lango miestas gyvena savo ritmu, kurio nespėjau pagauti, nespėjau pajausti. Viskas atrodo netikra, lyg gyvenam netikroviai. Gal man vienam taip atrodo. Vienu metu jaučiuosi ir vienas, bet ir apsuptas per daug žmonių. Nejaučiu ryšio, tai normalu, nežinau, buvo daugiau spalvų, ryšys buvo. Norėčiau pabūti vienas. Aišku, kartu su gamta tenais niekada nesi vienas. Skista saulė, miškai, pieva, švelnus vėjo pūtimas į skruostus, žiogų šmirnėjimo žalėje. Niekas čia neknis protas su savimi ir tik savimi. Gali nekreipti į aplinkinių žmonių nuomonę, stebėtis tuo, kas sukurta, bet ne visiems pastebima. Skrendantis paukštis, mano lėktuvas, vilkėtas žvyras, mano greitkelis, beržų šakų šlamėjimas, mano harmonija. Viskas čia tyra ir kontrastinga ir tas leidžia man gyventi būtent tuo momentu, be jokių minties šuolio ir distrakcijų. Aš pagaliau girdžiu save. Vidinis balsas manimi srovena tarsi lėtas ir seklus upelis. Galėčiau jo klausyti ir klausyti ir klausyti, nes jokios žalingos mintys čia neapsistoja.